Ketvirtfinalį. Žodžiu, neaišku niekas, bent jau kol kas iki šio vakaro paskutinio dar kovoja dėl iššokusių kamuolių, po 11 per kiekvieną susitikimą, nusileisdamas tik tai. Žaibiškai reaguoja rungtynių arbitrai. Davis Bertanis iš toli meta ir taip pat apsitis šiose rungtynėse, 7 numeris. Davis Bertanis. Davis Bertanis. Vėl imasi. Autelėjo į priekį, laimėjo kėlinį 22-14, o antrajame jau serbai 24-13. Atsirevanšavo, o dabar Davis Bertanis. Be taškų, kol kas svečių vakaras, tačiau 4 atkovoti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai. O Davis Bertanis 28-23. Davis Bertanis. Štai kamuolys po krepšiu ir lengvi 2 taškai. Davis Bertanis iš tolinė pražanga, nors iš šalies atrodė, kad ten Dukulis daugiau darbavosi rankomis. Yra kaip yra. Meta iš toli čia Vilniuje, tačiau kartais visko Helmanė dabar serbas išradingai pelno 2 taškus. Ir dar Renovacas, bet nepataiko iš labai patogios padėties. O ilgai negalvoja. Į žaidėjo poziciją dabar Bertanis. Super sudėtingą metimą pataiko Latvijos komandos lyderis. Priminsiu, jog 2007 metais mūsų kaimynai iškovojo bronzą, o toliau įsismaginęs nesulaukė Bogdanovičius puldamas komandos draugų paramos. Bertanis iš toli ir dar vienas taiklus. Valančiūnas, netikslus jo perdavimas, atspėja šių sumanime Davis Bertanis ir vienas pats per visą aikštelę pelno taškus. Dairio Bertanio. Netaiklus tolimas šūvis, Latvijai pirmieji prie kamulio. 31-22 pagal štai šį rezultatą Lietuvos rinktinė. Traukėlės, Lietuvos rinktinės persvara štai po šio šūvio sumažėjo iki 5 taškų ir Latvija šiandieną kur kas sėkmingiau. 132 pagal štai šį rodiklį priekyje Lietuvos rinktinė. Ir dabar pergudrauja Joną Valančiūną. Davis Bertanis. Pataikė 6 tritaškius iš 8 bandymų. Fantastiškas rezultatas. Ir vėl Bertanis neabejotinai šių rungtynių didvyris. Latvijos atsakymas iš vidutinio nuotolio. Ir čia Latvijai. Latvijos atsakymas. Kitokiai baudos aikštelėje dabar žaidžia 14. Dukulis. Drąsiai dabar žaidžia rusų baudos aikštelėje. Taškų nėra. Dukui nusileidžia ir Tichoninui. Rusijos krepšininkai negali pasigirti galbūt. Šiek tiek prašiau. Šiandien jį ir pataikė daugiau. Lietuvos rinktinės klaida. Pirmoji antrajame ketvirtyje. Bertanis prieš Edgarą Ulanovą. Metimas netiks. Komandos Latvija vėl susigrąžino kamuolį į savo rankas. Davis Bertanis ir šiam kartą perdaryti ypatingai nesiseka. Davis Čiuodris. Davis Bertanis. 11, na, tačiau šie centrai nevaidina labai svarbių vaidmenų Serbijos ekipoje.
Pavyks. Serbijos krepšininkai jau suklydo 7 kartus, tuo tarpu Latvijai padarė vos 3 klaidas. Numetamas kamuolys. Aikštėje. Jakštui blokas. Kaip? Čižauskas. Čia iš toli. Metimas netaiklus. Pūkis kovoja dėl kamulio. Nusiema Jaulanovas. Baigė ganėtinai liūdnai. 2008 pateko tarp 8 stipriausių. Užėmė 7 vietą. O štai čia graži Rusijos rinktinės ataka. Daug tokių paslėptų perdavimų, tačiau Latvija šiek tiek gerina savo pataikymą iš tolimų distancijų. 5. taiklus tritaškis iš 20 mėginimų ir Davis Bertanis sugeba perimti kamuolį. Truškinas suleido 2 tolimus metimus iš eilės. 1,5 minutės iki 3 kėlinio pabaigos. Pagal žaidimą nepanašu, jog serbai sugebėtų atsitiesti. O svarbiausia, latviams nereikia atsipalaiduoti. Pražanga, taigi prie baudų metimo linijos 8 numeris Davis Bertanis. Prameta pirmąjį baudos metimą. Neblogai meta baudos metimus Latvijai šiame čempionate, vidutiniškai 70% taiklumu.